autopiltuvėlis tinklinio marketingo atstovams, būtent tinklininkams. Kaip aš ir sakiau, kad dirbant dabar jau tas nebeveikia, kas seniau veikdavo. Taigi susirenkame ne tą auditoriją, kuri mums reikalinga būtų. Mes juos įkalbinėjame, prašome, kad jie prisijungtų, sakome, čia nieko daug daryti nereikės, tik tais pagal sąrašą paskambisi, visiems siūlysi, bet dėja, visiems, kam pasiūlai, visi bijo tinklinio marketingo, o jeigu, sakau, ir prisijungia, jeigu dar panaudoja produktą, tai tuom ir pasibaigia. Taigi, jei norite pašalinti šiuos minusus, tai reikia išmokti kažko naujo ir įdiegti kažką naujo į savo darbą. Tai aš suradau tokį automatizacijos produktą. Esminiai jo privalumai, tai